Sveiki, mėlyjeji, šis taro skaitimas bus sekantiems 3 mėnesiams, tai sausį, vasarį ir kovai. Ir šis skaitimas yra tau, jeigu turi sielos dovaną, kuri vadinasi dieviškoji tvarka. Sekantis 3 mėnesiai nėra labai geras laikas imtis kažkokių tai veiksmų, bet matau, kad tavo dvasiniai vedliai kviečia tave pradėti ruoštis pabaigoms. Šį kartą sako, endings are inevitable. Pabaigos, kažkokios tai pabaigos ateina į tavo gyvenimą ir tau reikia pradėti joms ruoštis. Pabaigos gali būti ar tai darbo, keisti darbą, nori išeiti iš esamo darbo. Pabaigos gali būti santykių, pabaigos draugysčių, pabaigos projektų, pabaigos ar visos kitokios pabaigos, kurios jau žinai, kad ruošiasi ateiti į tavo gyvenimą, nes tave įskaudino, tave nuskriaudė kažkas ir tu pradėjai senai galvot apie išėjimą, apie kažkokias tai pabaigas, tu jau nori kažką užbaigti, tu jau žinai, kad laikas eiti toliau, bet per ateinančius 3 mėnesius nesijimk kažko dar labai drastiško, gerai viską apgalvok, pamedituok, pagalvok, koks pats geriausias žingsnis šioje situacijoje, bet tavo dvasiniai vedliai sako, pradėk tam ruoštis, pradėk ruoštis toms pabaigoms. Jaučiu, kad labai daug kitų žmonių tau patarė, ką tau geriausia daryti šioje situacijoje. Daug kas tau šnabžda į ausį ir sako, daryk taip, ne, geriau daryk taip, kitas sako, ne, geriau šitaip. Ir tu tikriausiai jautiesi toks pasimetęs ir nežinai, kurio klausytis, bet tavo dvasiniai vedliai sako tiesiog įsiklausyk į savo vidų, ką tau sako tavo intuicija, ką tau sako širdis. Kurioje gyvenimo srityje tau reikia pabaigos, tau reikia kažką užbaigti, kur tave įskaudino ir kaip tu manai, koks geriausias žingsnis. Kaip sakiau, jie man sako, kad ateinantis 3 mėnesiai nėra pats geriausias metas dar imtis kažkokiu tai drastiškų veiksmų ir jau išeiti, jau palikti, bet po ateinančių 3 mėnesių tavęs laukia nuostabus dalykai. Prieš pasakant apie tos nuostabius dalykus, dar noriu paminėti, kad tavo dvasiniai vedliai sako, kad tau reikia daugiau vietos gyvenime. Tai jeigu tu ilgai jau planuoji kažkokią tai pabaigą, kažkokį tai išėjimą, tai kai tu paliksi vietos, kai tu išeisi, kai tu paliksi, kai tu pabaigsi kažką, tai atsiras daugiau vietos tavo gyvenime ir tą vietą visata užpildys labai nuostabiais dalykais. Tai nebijok palikti, nebijok išeiti, nebijok palikti vietos visatai užpildyti tą tuščią vietą kažkuo kitu. Tose pabaigose, kai tu jau nuspręsi, kad viskas baigiam, viskas čia jau užbaigta, čia jau nieko aš nebegaliu išspręsti, fokusuokis labiau į kaip pačiu mylimiausiu būdu galėtum šią situaciją išspręsti. Ir angliškai sako focus on service. Tai kaip tavo išėjimas, ta pabaiga padės iš tikrųjų kitiems. Mano gyvenime, kai pas mane atėjo pabaiga, tikrai žinau, kad buvo sunku suprasti kitus žmonės toje situacijoje. Aš galvojau, kad jie yra patys blogiausi, jie mane nuskriaudė ir ta pabaiga buvo visiškai netikėta. Bet pasižiūrėjus atgal, jeigu aš būčiau galvojus, kad man tai yra pats geriausias dalykas ir kitiems žmonėms ta pabaiga yra taip pat geras dalykas. Ir išėmus tą ego iš tos situacijos, kad aš čia esu pas nuskriauščiausias, čia visi mane užgavo, visi yra prieš mane. Jeigu išėmus tą ego iš tos situacijos ir pagalvojus, gal man pasišalinus iš tos situacijos, į tą vietą to žmogaus gyvenime ateis kažkas geresnis,
Pavyzdžiui, jeigu darbe, jeigu jau ruošiesi išeiti iš darbo, nes tavęs nevertina darbe, tai pagalvok, gal tau pasišalinus iš tos darbo vietos, gal tavo kompanija, kurioje dabar dirbi, gal jie ras daug tinkamesnį žmogų tai pozicijai. Ir tu automatiškai į tavo gyvenimą visą tą užpildys dar geresnių darbų. Tai tau nereikia įsikibus laikytis to darbo ir bijoti, kad nerasi nieko kito. Geriau pagalvok apie tai, kad tą vietą, tu kai atlaisvinsi tą darbo vietą, gal ta darbo vieta yra skirta kitam žmogui, kuris bus daug laimingesnis toje pozicijoje. Taip pat gali žiūrėti ir į santykius. Aišku, skaudu, kai santykiai išyra. Bet pagalvojus, kad gal tavo partneriui yra skirtas visai kitas žmogus, su kuriuo jie bus daug laimingesni. Tai vad galvok ne apie tai, kaip tave nuskriaudė, kaip tau yra skaudu, kaip pabaigos yra gyvenimo pabaiga. Negalvok apie tai, bet perversk savo mąstymą į kitus žmonės. Pagalvok, gal ta vieta, kurią tu atlaisvinsi kitų žmonių gyvenime, į tą vietą gal ateis daug tinkamesnis žmogus, daug geresnis žmogus jiems. Tai kai susifokusuosi į kitus žmonės, kaip tu padedi kitiems žmonėms toje situacijoje, viskas susiklostys pačiu geriausiu būdu, kai atlaisvinsi vietos savo gyvenime ir tų kitų žmonių gyvenime, visata užpildys pačiais nuostabiausiais būdais. Tiesiog net negaliu apsakyti, šį kartą sako visų svajonių išsipildymas. Daugiau nežinau, ką pridurti, tiesiog išsipildys tavo visos svajonės. Tau gal atrodo, kad pabaiga, kaip ir gyvenimo pabaiga, kai bus baisu, jeigu nieko geresnio nesusirasiu, nieko geresnio negalėsiu pradėti, visata ir tavo dvasiniai vedliai sako, vos tik atlaisvinsi vietos, užpildys visata, užpildys visokiausiams gerybėms. Ir pinigais, ir maistu, ir gyvenama vieta, ir kelionėmis, ir viskuo, kas gražiausia. Tai tam, kad galėtų visą tą užpildyti tavo svajonių išsipildymo, tau reikia atlaisvinti vietos gyvenime ir nustoti klausyti tų patarėjų, kurie nieko neišmano, kurie pataria tau gal iš kažkokių savanaudiškų paskatų. Tai tu geriau pagalvok apie tą kitą žmogų toje situacijoje ir pagalvok, kad gal tau pasitraukus iš tos situacijos į tą vietą ateis daug tinkamesnis jiems žmogus. Ir tada visata apdovanos tą tavo gerumą, visata apdovanos, tiesiog pačiomis nuostabiausiamis gerybėmis, kaip čia yra nuklotas stalas ir pinigai, ir maistas, ir kas metafora yra, tiesiog visų svajonių išsipildymas, jau daugiau nieko neįmanoma norėti. Ir prieš dar, kol tu esi toj situacijoj, kaip ir tarpdury, stovi tarpdury, dar neišėjai, bet jau galvoji išeiti, jau kaip ir susikrovė lagaminus metaforiškai. Tai toj situacijoj tiesiog tam, kad pritraukti visą tą svajonių išsipildymą, tam, kad visą tą galėtų pripildyti tavo gyvenimą geriausiais dalykais. Kol kas praktikuok dėkingumą. Dėkingumas padės tau suprasti kitą žmogų, kuris yra toje situacijoje. Dėkingumas padės pakelti tavo vibraciją ir sujudins ir greičiau sujudins tavo vibracijas ir sujudins visatą, kad visata pradėtų ruošti tau šitą gerybių stalą. Tai tavo dvasiniai vedliai prašo, kad ateinančius 3 mėnesius, kol dar kažkas nepasibaigė, dar kol viskas neišsisprendė, tiesiog praktikuok būdamas dėkingumo vibracijose, kiekvieną dieną dėkok už tas pabaigas, ateinančias pabaigas, dėkok už tai, ką pritrauksi ateityje, dėkok už laisvą vietą gyvenime, dėkok už viską, ką gali, jeigu
situacijas priimsi kaip, kad tie blogi dalykai yra iš tikrųjų tau geras dalykas, nes tai nuves tave kažkur dar geriau, negu buvai anksčiau. Tai jeigu į gyvenimą žiūrėsi su tokiu dėkingumu, tau visata atsiūs labai nuostabių dalykų. Ir tai, ką gal savo versle, savo darbe, ką tu augini, tu, jeigu keisi darbą, tai tu nesijaudink, visą tą tu nusineši į tą sekantį geresnį darbą. Jeigu tos pabaigos kalba ne apie darbą, o jeigu, pavyzdžiui, santykius ar draugystės, tai tą, ką darbe kultivuosi arba versle, ką auginsi, tas tik auks ir auks ir auks. Tai jeigu tos pabaigos neliečia tavo darbo, tada reiškia, kad šį kartą reiškia, kad darbe viskas bus gerai. Kiek pastangų įdėsi, tos pastangos auks ir auks ir auks ir užauks kaip augalai, kai juos laistai, prižiūri, tai jie auga ir auga. Tai taip pat ir tavo versle su finansais, tai ką tu pasodinsi, tą ir užsiauginsi. Tai jeigu pabaigos, kurios minėjau, jeigu neliečia tavo darbo, jeigu nežadi išeiti iš darbo, nežadi keisti verslo ar kažko panašaus, tai tada tiesiog noriu, kad žinotum, kad finansiniai srityje viskas bus gerai. Jeigu, pavyzdžiui, šitos pabaigos reiškia, kad draugystės pabaigos arba santykių pabaigos, tai tau su finansais nereikia dėl finansų visiškai jaudintis. Tai, ką pasodinai, ties kuo dirbi dabar, tas tik auks ir auks ir auks. Jeigu, kaip sakiau, čia reiškia darbo pabaigą, išėjimą iš darbo ar verslo pabaigą ar kažką panašaus, tai nesijaudink, visą tą, ką tu sudėjai į tą darbą, į tą verslą, tu pradėjai, pasėjai tas eklytes, finansiškai jos tik auks ir auks. Tau tiesiog tavo dvasiniai vedliai tiesiog nori užakcentuoti, kad tos pabaigos visiškai nepalies tavo finansų ir su finansais viskas bus gerai. Jeigu jaudinaisi, kad, pavyzdžiui, nenori palikti santykių, nes bijai, kad finansiškai tau pradės nesisekti ar trūks finansų, tai nesijaudink, viskas bus gerai, nes tos pabaigos, kai vyks, tu pakilsi iš pelenų kaip Feniksas. Rodo, kad, tiesiog tau reikia kažką užbaigti, reikia ruoštis toms pabaigoms. Ateinantis 3 mėnesiai bus pasiruošimas tai pabaigai ir po to tu pakilsi iš pelenų. Ar tu pritrauksi geresnius žmonės į savo gyvenimą, kurie tau padės, ar tu tiesiog atnaujinsi savo įvaizdį, ar tu kažką naujo pradėsi, ar tu sukursi gal naują verslą, gal naują produktą, ar kažką, ar rasi naują darbą, tu tiesiog pakilsi kaip Feniksas iš pelenų, tiesiog atsinaujinsi, antiek atsinaujinsi, kad viską, ką tu paliesi, pavirs į auksą. Čia tokia metafora, bet tai reiškia, kad viską, prie ko tu prisidėsi, viską, prie ko tu prisiliesi, viskas tau bus į naudą ir viskas pavirs į labai nuostabius dalykus ir pritrauks šitą nuostabų nukrautą stalą, kas signifikuoja viską, kas yra gerai gyvenime, svajonių išsipildymą. Bet tau tiesiog reikia pastovėti ant savo kojų, priimti savo nepriklausomybę, pastovėti už savo nepriklausomybę. Gal, pavyzdžiui, tam dabartiniam darbe tavęs visiškai nevertina ir tu neturi tokio, nei gali kažką pasakyti, nei gali lyderiauti, nei gal bosas tau žiūri atsistojęs už pėties ir tau neleidžia nieko visiškai atsiskleisti tame darbe. Arba santykiuose, gal tu antiek prisirišai, gal tu antiek esi priklausomas nuo savo partnerio ir tiesiog nebegali
pastovėti ant savo kojų, nebeturi tos nepriklausomybės. Tai vat išėjimas iš to, pabaigimas to, sako, atneš tau tą nepriklausomybę ir tau labai reikia kultivuotis tą nepriklausomybę. Ir pagaliau ateinantis 3 mėnesiai tave kviečia nustatyti sveikas ribas. Ar tai santykiuose, ar tai darbe, reikia set healthy boundaries, reikia nustatyti sveikas ribas, kad žmonės nustotų tave skriausti, nustotų lipti tau ant galvos, nustotų prašyti tavęs patarimo ar pagalbos tada, kai tu tiesiog neturi tam laiko arba tiesiog negali to pasiūlyti. Ir kaip sakiau, va šitą kortą sako be peace. Tai kaip sakiau anksčiau, kai tu jau prisiruoši padaryti tas pabaigas, ar tai santykių pabaigas, ar tai darbo pabaigas, ar tai draugysčių pabaigas, daryk tai su pasitikėjimu, daryk tai su lengvumu, daryk tai fokusuojantis į tai, kad tiems žmonėms, kurie yra, tie kiti žmonės, kurie yra šioje situacijoje, kad jiems taip pat šitas dalykas bus labai geras, nes pasitikėk, kad visata užpildys ir jų gyvenimą su dar geresniu, kažkuo dar geresniu. Tai daryk tai iš taikos, kad daryk tai iš lengvumo, daryk tai iš vienybės, daryk tai iš meilės. O ne tam, kad įskaudinti, ne tam, kad tave įskaudino, tai viskas trenkiu durimis ir išeinu. Ne, bet daryk tai iš to lengvumo ir iš meilės kitiems žmonėms, kurie yra šitoje situacijoje. Dabar noriu, kad sugalvotum klausimą savo dvasiniams vedliams ir jie jau yra paruošę tavo atsakymą. Tai tavo atsakymas į tavo klausimą don't stop. Tai interpretuok savo, ką tai galėtų savo reikšti. Don't stop, nesustok. Pagalvok, kaip tu galėtum savo interpretuoti šį atsakymą. Nesustok. Tavo dvasiniai vedliai sako, nesustok yra atsakymas į tavo klausimą. Ateinančius 3 mėnesius tau gerai būtų panešioti akmenėlį, kuris atrodo taip, ir jis vadinasi Rhodolite. Ir šis akmuo atneš meilės, gerumo ir atleidimo, kas susijęs su kitais žmonėmis. Tai tam, kad pabaigos ateitų su lengvumu, su didžiausia meile, tau padės šis akmenėlis Rhodolite. Ir tavo afirmacija sekantiems 3 mėnesiams yra: viskas vyksta pačiu geriausiu man būdu. Taigi, ką aš tau sakiau visą skaitimą, kad tos pabaigos pritrauks pačius nuostabiausius dalykus ir viskas vyksta pačiu geriausiu tau būdu. Viskas, kas mums atrodo blogai, gali būti pats geriausias dalykas, kuris atneš pačių gražiausių situacijų, pačių gražiausių dalykų į mūsų gyvenimą. Tai jeigu turėsi afirmaciją, kad viskas vyksta pačiu geriausiu man būdu, tu pritrauksi visas tas gerybės į savo gyvenimą. Taigi tiek aš turiu tau sekantiems 3 mėnesiams ir susitiksime sekančiame skaitime.